Sveiki, tai čia Dovydas Lukšas, Maistas yra vaistas, edukacinės platformos įkūrėjas ir taip pat Dievų maisto partneris komandos ir Ček instituto holistinio sveikatingumo personalizuotos mitybos specialistas. Šiandien papasakosiu apie probiotinį, prebiotinį maistą, kodėl jo reikia mityboje ir kodėl tiesiog daug žmonių padaro klaidą, nes nesusirenka tokio maisto. Ir papasakosiu apie naudingus poveikius, apie šaltinius ir taip toliau. Tai nieko nelaukiam ir iškart einam prie reikalo. Tai pirmiausia bus probiotinis, prebiotinis, simbiotinis maistas, bet bendros mitybos gairės. Ką jūs tiesiog šito protokolo metu geriau darykite, tai sumažinkite miltinių produktų, sumažinkite cukraus, atsisakykite, jei galite, karvės pieno produktų, ypač tų pasterizuotų, kur užkaitinti, perdirbti ir panašiai, jie sunkiai virškinasi. Toliau kiti dažni alergenai, ką žmonės reaguoja stipriai, tai būna žemės riešutai dėl tam tikrų pelėsio, būna liekanų ir mikroorganizmų, tam tikrų daug omega-6 riebių rūgščių ir tam tikros grūdinės kultūros, tai kaip kviečiai, glitimas gali dažnai sukelia žarnyno pralaidumą, kur atsiranda tiesiog uždegimas žarnyne ir aišku taip pat kukurūzai. Kai kuriems žmonėms būna netinka kukurūzai, nes tai yra dažnai perdirbta ir netgi genetiškai modifikuota. Čia bendros tokios dalykos, ko geriau vengti, o ko įtraukti, tai ir įtraukti probiotinio, prebiotinio maisto ir tokio simbiotinio maisto kaip dievų maisto gėrimo. Ir tada tikrai pokyčiai pradės vykti per savaitę, o jeigu tęsite, palaikysite discipliną mėnesį, tikrai pajausite. Tai kas dabar yra tas, pirmiausia, yra probiotikai, yra prebiotikai, yra simbiotikai. Probiotikai tai yra gyvos pačios bakterijos. Jeigu jūs paimsite kapsulę, išgersite probiotikų, išgersite gyvų bakterijų. Jeigu jūs paimsite dievų maisto buteliuką, įsipilsite 100 ml, jūs išgersite ir gyvų bakterijų, ir enzimų. Bet čia, kad jeigu mes netgi apversim, ir pasižiūrėsim, čia eina tam tikros, yra netirpiosios ir, tarkim, tirpiosios skaidulos. Matot, kad tai nėra vien tik tais skaidrus skystis. Čia yra ir tam tikrų maisto likučių, odelių, lobelių ir tam tikrų junginių, kurie yra vadinami prebiotikai. Nes prebiotikai tai nėra jokios bakterijos, tai yra tarsi kuras, kuris maitina tas gerasias bakterijas. Vadinasi, jeigu įsivaizduot, kaip sakiau, tą metaforą kaip žemė, tai žemiai, kad būtų joje mikroorganizmų, reikia ir trąšų įdėti. Tai tos trąšos yra kaip prebiotikai, o mikroorganizmai tai yra probiotikai. Ir jau kai susidaro kažkoks produktas, tarkim, jeigu jūs suvalgote kažkokių ten baravykų, ar ten kažkokių žolelių, ar kažkokių prieskonių, tai yra prebiotikai. Bet ten nebūtinai yra gerųjų bakterijų. Jeigu jūs išgeriate ten kapsulę gerųjų bakterijų, tai yra tik tais probiotikai. Bet jeigu jūs suvalgote raugintų kopūstų, arba jeigu jūs išgeriate dievų maisto, tarkim, gėrimo, čia jau yra simbiotikas. Tai yra ir probiotikų, ir prebiotikų yra visas mišinys. Tai dabar, koks tas yra probiotinis maistas? Yra toks, kuris labai buvo populiarus pas mūsų senolius, pas mūsų protėvius, senelius ir taip toliau. Rauginti visos daržovės praktiškai viską raugindavo. Tai rauginti agurkai, rauginti kopūstai, rauginti gali būti imbierai, burokai, pankoliai, ropės ir visokiausios šaknys ir taip toliau. Kimči dabar yra variantas, kuris populiarėja. Korėjietiški aštrus kopūstai, ten ir dikėlių eina ir visko. Ir netgi yra, tarkim, daug labai bacilus genties, būtent bakterijų, kimči. Dėl to aš tai labai rekomenduoju kimči valgyti, kartais raugintų lietuviškų kopūstų, kartais kimči, nes ten tas aštrumas ir tie prieskoniai ir kitos daržovės ten atneša kitokių bakterijų. Tada dabar pasidarė populiari labai kombučia arbata, bet jinai, tarkim, mano nuomonė, lyginant su kokiais dievų maisto gėrimais, kur yra pagrinde rauginama pieno rūgšties, bifido bakterijų, tam tikrų sporinių bakterijų, tai čia yra žymiai naudingiau iš pačios bakterijų kilmės. Nes kombučia ten jau raugina vis tiek yra ir mieliagrybis. Tai dėl to būna žmonėms kartais ir sukyla kažkokios reakcijos ir panašiai.
Tai jis irgi yra raugintas, irgi yra naudingas, bet ne toks naudingas. Tai aišku yra tada ir, tarkim, kefyras, rauginti pieno produktai yra naudingų savybių, bet irgi yra, kas turi problemų su laktoze, kas turi problemų su kazeinu, kam sunkiai skaido tą baltymą, kas sunkiai virškina. Tai reikia pasverti. Todėl raugintos daržovės ir rauginti vaisiai yra pats geriausias dalykas. Daržovės jau išvardinau, rauginti vaisiai gali būti kriaušės, obuoliai, slyvos, abrikosai. Iš tikrųjų viskas rauginasi ir Dievų maisto komanda tą įrodo, kiek įvairių skonių jau yra galima parauginti, kai yra tinkamos šeimos bakterijų. Apskritai visas natūralus maistas rauginasi iš tikrųjų. Tai kai kurie jogurtai, pieno produktai gali būti irgi panaudoti rauginimui ir tai yra, pavyzdžiui, kokosų jogurtas, tai yra avių, ožkų gali būti jogurtas, tai gali būti kažkokios tai paskos, netgi yra ir kefyrai ir panašiai. Tai čia irgi yra ir pieno rūgšties, ir bifidobakterijų ir pagamina tam tikrų medžiagų kartu su tuo. Tada, aišku, jau yra gira, pavyzdžiui, irgi sako, naminė gira, tai čia skaitosi kaip jau fermentuotas, gyvas, jisai gyvas, bet jame yra labai daug mielių. Žinai, žmonės nuo to pučiasi ir ta kultūra nėra tokia naudinga. Kaip ir, tarkim, gali būti gyvas alus, bet ar jis iš tikrųjų naudingas? Ne, nes jisai yra pirmiausia alkoholio. Antras dalykas yra ir tų tiesiog grybelio, mieliagrybio šeimų, kurios nėra sveikatai palankios. Tai fermentuotas produktas, bet nereiškia, kad naudingas. Todėl svarbu, kad fermentacija vyktų per pieno rūgšties bakterijas ir bifido ir taip pat sporinės kai kurias bakterijas, ypač tos bacilus genties. Ir tada mes turim prebiotinį maistą, tai čia jau, kaip sakiau, yra tos trąšos. Tai tos trąšos, jeigu jūs pastoviai įkraunat gyvų bakterijų, jų didėja, plečias žarnyne, tai reikia kažkokio joms maisto. Ir tas maistas, tai pavyzdžiui, gali būti, čia beje top moksliniais tyrimais, kas yra ištirta, kuris maistas turi prebiotinių vadinamų savybių. Tai maitina, augina bakterijas, netgi veikia taip efektyviai, kad kai žmogui reikia atstatyti po antibiotikų, po kažkokių apsinuodimų, atkurti mikroflorą. Tai šitas maistas veikia kaip maistas, vaistas, kuris atkuria mikroflorą. Tai yra, pavyzdžiui, šparagai, tai vadinami tie smidrai, tokios pailgi tokie, labai skanu. Artišokai, tada česnakai, pastarnokai, žali bananai. Būtent žali, ne tai, kad prinokę jau geltoni ar net su tašiukais, kaip tai kuo žalesni, turi prebiotinių savybių. Tada yra cikorijos šaknis. Ją galima ir pagaminti, galima ir cikorijos šaknies kavą pagaminti. Ir tas pats yra su grybais, yra valgomieji, medicininiai grybai. Tai pavyzdžiui, baravykai, raudonviršiai, lepšiai, ūmėdės, voveraitės, netgi taip pat ir žarnyną valantį poveikį turi. Bet ir medicininiai grybai, pavyzdžiui, reišiai, šitakė, maitakė, jie visi turi ten ir beta-gliukanų, kurie maitina gerasias bakterijas. Bet netgi ir iš tų medicininių grybų ekstraktų galima ir daro alternatyvę kavą. Pavyzdžiui, jeigu kartais geriat kavos, kartais galit pakeisti į tam tikros čagą grybo kavą, kas yra visiškai kitoks skonis, kažkokio panašumo turi, bet jis turi ir žarnynui labai naudingų savybių ir tiek nervų sistemos neištaško, kiek kofeinas. Tai kas yra įdomu, kad nors ir kaip galim sakyti, ten tą kofeiną, daug kas sako, kad kava nėra sveika ar ten panašiai, viskas priklauso nuo kokybės, kiekybės, kaip dažnai vartojat ir panašiai, ir nuo jūsų būklės. Nes pavyzdžiui, ekologiška kava ir mača žalioji arbata, jos turi tam tikrų tokių polifenolių, kurie yra puikus substratas gerosioms bakterijoms. Ir yra puikus irgi tyrimai, kurie rodo, kad, pavyzdžiui, jeigu kava yra iš tikrųjų ekologiška, pavyzdžiui, netgi pusė lengvai skurdintų, pusė netgi žalios arba kavos pupelių, tai turi labai daug antioksidantų ir būtent irgi bakterijas maitinančių tų junginių. Tas pats yra su mača žaliaja arbata. Aš akcentuoju šitiems abiems būtent tik ekologišką, biodinaminę netgi užaugintą, nes naudoja dėja daug chemikalų. Dėl to produktas nelygus produktui, bet gerdami ekologišką kavą kartais ir mača žalią arbatą praturtinsit savo žarnyną. Tada yra kiti produktai, kaip kaštainiai, pavyzdžiui, jeigu ten kažkokiai kalėdiniai mūgiai paskurdintų kaštainių, gal esat net kvepę, yra labai geras kuras žarnyno bakterijoms.
Taip pat tai yra pistacijos ir migdolai. Vieni geriausių riešutų, kad maitinti bakterijas. Ir tada įvairūs prieskoniai. Kuo daugiau prieskonių reikia dėti ir ten ir cinamoną, ir kardamoną, ir muskatą, ir kario prieskonius, ir ciberžolę, ir žolelės. Tai pavyzdžiui, rozmarinas, bazilikas, raudonėlis, petražolės krapai. Kuo daugiau tokių naudoti augalų ir tų tokių mažų, sakykime, dalykų kaip prieskoniai, kurie daug turi, jų nereikia daug, bet jie kuria labai naudingą poveikį žarnynui ir bakterijoms. Tai čia yra rekomendacija, kad įtraukti tokių produktų minėtų ir netgi kiviai su odele ypatingai stipriai veikia. Ekologiški kiviai valgyti su odele. Ta odelė maitina bakterijas, uogos. Visos tų uogų odelės, jos irgi maitina ir valo žarnyną. Tai šitos visus produktus rekomenduoju įtraukti į mitybą, stengtis jų suvalgyti per savaitę, tarkim, iššūkis jums suvalgyti visus po vieną nors per savaitę, nors po vieną porciją, tarkim, ar kažką pasirinkti šitų, tai čia jau gausit trąšų bakterijoms ir tada jau pačio probiotinio maisto gyvo, rauginto, fermentuoto. Tada yra funkciniai greitesni sprendimai. Tai aš čia dabar iš senų skaidrių, tai turiu tiesiog įsidėjęs 2, nes tas prezentacijas vedu, tai vienas tai yra dievų maisto gėrimai, tai yra įvairių skonių, pelynų, kopūstų, moliūgų, juodųjų serbentų, įvairių uogų, įvairiausių skonių yra, kas patinka. Ir aš kaip esu dievų maisto partneris, tai pas mane yra 10% nuolaidos kodas. Maistas yra vaistas ir jį įvedę per internetinę svetainę, jūs visada gausite 10% nuolaidą, bet kokiam krepšeliui. Tai prašom pasinaudoti, paragauti ir galbūt turėsit tokį greitą funkcinį sprendimą. Nes idealu, jeigu būtų tas gyvas, ekologiškas, paruoštas, energetiškai įkrautas maistas visada, bet kartais pripažinkim, būna tokių dienų, kai aktyvu, daug reikalų, šeima, darbai ir reikia kažkokių greitesnių sprendimų. Tai turėti keletą butelių namie ar darbe ar mašinoje, tai yra labai naudinga ir sveikatai palanku. Tai čia yra būtent tas, jau galima sakyti, ypač bakterijom prikrautas ir enzimais maistas. Yra šiek tiek ir prebiotikų ir tai yra realiai simbiotinis maistas. Kas ypač jeigu buvot stipriai apsinuodiję arba, tarkim, reikia atstatyti žarnyno mikroflorą rimtai po antibiotikų ir panašiai, labai rekomenduoju Zinobiotik skaidulos. Tai yra 8 skirtingos skaidulos. Ten ir inulinas, fruktiooligosacharidai, beta-gliukanai, atsparusis krakmolas ir daug įvairių skirtingų skaidulų, kur čia tai padarė skandinavai, kad tos skaidulos skirtingose storojo žarnyno vietose pasiskirsto, kad maitinti skirtingas bakterijų rūšis. Tai jeigu norėtumėt pabandyti, čia irgi į vandenį, į salotas, į kažkokias košes, į kokteilius, čia jau yra maistas bakterijoms. Ir jūs tiesiog parašykit man, ar grupiai, jeigu Dovydas Lukšas, matysit mane, arba maistas yra vaistas, susisiekit ir aš per mane 30% nuolaida yra ir padėsiu jums sukombinuoti 2 šitos sprendimus. Tai yra dievų maistą ir šitas skaidulos į labai stiprų mišinį, kur jūs galite tiesiog transformuoti savo žarnyno būklę per kelis mėnesius. Jeigu išlaikysit tokį disciplinuotą požiūrį. Pamatysit kitoj skaidriai, kitos dienos edukacijai pasakosiu apie žarnyno smegenų ašį, apie emocinę būseną ir būtent kaip žarnynas susijęs su mūsų emocinė, kognityvinė veikla. Ir taip pat, pavyzdžiui, ir Mantas, ir Marius pasidalins savo patirtim. Ir taip pat pabaigai dar kartą noriu pakviesti jūs į Maistas yra vaistas natūralios medicinos ir sveikatingumo festivalį šiais metais Liepos 11-13 dienom. Šitoje vietoje būrėsi sveiki, sąmoningi žmonės, kas puoselėja natūralumą, sveiką mitybą, sveiką gyvenseną ir ryšį su gamta. Tai bus top Lietuvos lektoriai, bus dievų maisto komanda su visa gausa gėrimų, kur viską galėsite išbandyti, visus gėrimus, įsigyti, pabendrauti, užmegzti ryšį, nes ypatingai svarbu šiais laikais, kad žmonės, kurie nori tokių dalykų, palaiko tas vertybės, kad mes eitume į bendruomenę, į bendrystę. Kviečiu atvažiuoti Liepos 11-13 dieną, galite Facebook'e Maistas yra vaistas surasti mano puslapį, galite surasti renginį Maistas yra vaistas festivalis 2025, pasižymėkite domina, gausite visas naujienas, svetainėje taip pat galite įeiti
į maistasvaistas.lt ir tenais matysite kategoriją Festivalis 2025. Galite įsigyti dabar bilietus geriausiom kainom, birželio 15 jau vakare pakils, todėl labai kviečiam atvažiuoti, pasisveikatinti, gerai praleisti laiką gamtoje ir susipažinti su mumis gyvai ir iki kitos dienos edukacijos.